Jo, jo. O viskas jau draugėlį mes. Jau draugėlį. Jau apsiramino. Baudžiūno darbas garaže šiandien yra būt su šuniu tiesiog ir netrukdyti Rokui. Plius minus. Ką jūs matote apie tai? Ačiū jums labai. Bačilo, ką jūs čia veikiat? Banda neužsikrės jokiom ligom nuo Volvos. Ne, žodžiu. Sveiki, gerbiamoji publika. Šiandien darom visiškai kitokį dalyką. Šiandien matuojam Volvos važiuoklę tam, kad perkelt Volvo modelį dar tikslesnį į Assetto Corsa. Tai šiaip jau šitą... Nebemoku šnekėti. Nebemokiai šnekėt? Kas darosi baudžiūnė? Pradėjau alų gerti, nedagėriau dar normaliai. Tai, žodžiu, šiaip esam padarę Volvo modeliuką, kuris valdos visai panašiai į mano Volvo modeliuką, bet kam yra problema, kad, nežino man, kiek iš tikrųjų tiksliai yra visa ta geometrija mano. Tipo modelį. Tai dabar turim galimybę pabūti ant keltuvo ir patogiai viską išsimatuoti. Tai išsimatuosim ir susivesim į programą tikslius duomenis ir turėsim tikslų Volvo modelį. Galėsim gal pasidalinti tuo modeliu po to ir jum, kad galėtumėt pasivažinėti su mano Volvo. Kur tas, kurios nori matai? Čia. Slankmatis vadinasi. Jo. Tai ką čia Bačilo dabar matuoji? Tai dabar įsimatuosim priekinius ir galinius stabilnikus, nes labai paprasta mums tai padaryti. Kad galėtume po to suportinti viską, nes modeliuką jau turim padarę iš baudžiūnio filo, o ne iš skaičiuko, o dabar pabandysim prisivest arčiau realybės. Matysim, kaip gausis. Realybė yra... Klausimas, ar bus gerai, ar bus blogai. Sužinosim. Čia, pavyzdžiui, yra tokių dalykų, kur net nefilminau, kaip dariau, nes jums nereik matyti. Nes, šiaip, kol dar ne... Oi, bliat. Pamačiau, kad esu pasidaręs problemą, kad ten vienoj pusėje neišsisukau už pilkos ir tada spiruoklė nusuka man tą špilką. Suka. Oi, ble. Gerai, aš tiesiog vaikščiosiu paskui Bačilo ir žiūrėsiu, ką jis daro. Tai gerai, kokių duomenų tau reikia stabilnikui išmatuoti? Ko mums reikia? Mums reikia stabilniko ilgio tarp tvirtinimo taškų, stabilniko ilgio link stabilniko traukutės ir tada yra matematinės skaičiuoklės. Mes galim paskaičiuoti stabilniko kietumą. O, prašau. Storis šito stabilniko matavai, ar ne? Jo. 22. Aš irgi buvau pamatavęs. Labai gerai. Aišku, čia nebūtinai bus 100,000% tiksliai, bet tikrai bus tiksliau negu buvo iki dabar. Kaip ir buvo sakyta, pagal baudžiūnio filą darytą mašiną. Klausimas, koks tas baudžiūnio filas, nes mes žinom, kiekvieną dieną tas filas pas baudžiūnį gali skirtis. Vieną dieną kažkas tinka, kitą dieną kažkas netinka. You never know. Taigi, kuom šiaip skirias mano Volvo nuo stokinės Volvos, taip tiksliai. Tai čia yra
kažkiek tais prailginta šakė biški. Tada biški prailgintos vairo traukės, kaip matom labai čia Professional Motorsport. Tada čia yra išsukimo adapteriai, kurie nukelia vairo traukės poziciją iš va čia stokinės į žemiau ir arčiau tiek link amortiko, tiek link kėbulo. Žodžiu, yra tokių čia pakeitimų. Tik tai noriu kažką lygaus surasti. Kažką lygaus. Ne. Ilga ir lyga. Mano netinka, nes neilga. Jo. Bački. Ai, tiksliai. Žiūrėk, čia nėra. Tinka. Darom profesionaliai. Darom profesionaliai. A ne? Brangiuoju. Jo. Tai, nu, aišku, dar... Aš einu pažiūrėti mašiną, gal šitą turiu. Ar vatas? Ačiū. Parodyk, ką daviau. Biški Volvo palikimo. Iš čia va. Bet užtat per kamerą raudonas blokas kaip gražiai atrodo. Nedaryk tu čia. Gerai, papasako, ką dabar matavai, nes biški neprifilmavau šitą. Ai, tai matuojam padėtį apatinių šakių, palyginus su kėbulu, kad žinotume atskaitos taškus, kuriuos galėsim paportinti į simą. Tai dabar matuojam, kaip mašina yra, kaip pakelta viršų ir matuojam. Aišku, paprasčiausia būtų ant žemės, bet negalim palysti po mašiną, nes nėra iš kur. Tai darom taip, o po to padarysim šiek tiek korekcijų, kai pastatysim mašiną ant žemės, pasižiūrėsim, kaip pasikeičia jos aukštis. Plus tada galėsim, ką mes dar galėsim? Daug ką galėsim. Burnautą? Burnautą. Ne, dabar, Rokelį, šiandien burnautą nepadarysim su Volvo, ne? Sunkiai. Burnautų nebus. Na. Žodžiu. Tai nežinau, ką čia pakomentuo daugiau. Jo. Ai, va, galinė šakė stovi žemiau biškiniai priekinė dalis šakės. Nes iš esmės, kad ir sungimas yra pas mus čia, galim skaičiuoti iki čia, nes didelio efektą neturi, nes iš čia mes galėtume reguliuoti kasterį. Taip. Bet matomės, kad niekas nesireguliuoja. Tai kol kas. Bet darysim reguliuojamas. Jo, tai po to galėsim ir simedas daryti tai, kad... Ir tai va, jeigu tu padarysi, kad va, kasteris iš šitos traukės reguliuotus sime, galima. Bet tu ją dabar aš mačiau, kad vedėjai nuo čia iki čia. Taip, nes kai skaičiuojamas taip, tai efekto nėra jokio skirtumo šiai dienai. Ok, bet tai... Pala. Tai karočią, ne, dabar, kai jungiasi iš čia, va, jungiasi čia, bet mes matuojam iš čia į čia. Jo. Nes simuliatoriui, Assetto Corsai, žodžiu, CarMakerį, negali, va, nu, tipo, pakeis pick-up pointų iš vieno į vieną, karočią, ir viską. Galėtum, bet tai būtų labai sunku, mes stengiamės paprastesnių variantų nueiti, kad... Nu, tipo, net užsipisimas nevertas to pliuso, kokį gausi rezultatį. Tipo. Nes vis tiek galėsim ir kasterį pasireguliuoti iš top mounto, nes paprašiau bus, nes dažniausiai, manau, iš ten ir reguliuosi, kai turėsi reguliuojamus. Kasterį iš top mounto? Jo. Jeigu yra iš ko pareguliuoti. O aš manau, kad ne. Nereguliuosi? Ne, aš manau, kad kasterį, tą kamberį reguliuosi. Ne, kamberį. Nu. O tai kasterį, nes va šitą padarys reguliuojam. Va čia tiesiog, aš šitą mėsiu laukan. Aš ir dabar, jeigu gaučiau
tiesiog reiktų išsisukti varžtą šitą, pasižiūrėti šesas kiek kainuotų, tokią diametrą. Ir kas tau yra? Ai, karočią, kovojam. Žodžiu, parodė kiek yra versijų. Čia vat geriausia versija. Geriausia. Žodžiu, tai bačilo šiaip yra, kiek čia yra valandų? Po 10-15. Ir tiesiog bačilo parašė, kad yra kadį kažką daro su Volvo, tai atvažiavau pasižiūrėti. Tai vat. Turim Baudžiūn Mobil by Bačkis. Ir va, žodžiu, yra visi instrukcijų guidelinai, kaip reikia daryti, kad Assetto Corsa suprastų, ką tu jai ten programuoji. Ir yra priprogramuota, gal po to pasadinsim bačilais papasakos daugiau, bet dabar kažkas yra, kad jinai nenori mum veik dar. Ant ano kompo veik, ant čia įkėlėm ir neveik. Tai tuoj, čia padarysim, kad veiktų viskas. Pas mus visada viskas veikia. Galiausiai, anksčiau ir vėliau. Ja. Nu, ką čia klikini dabar? Tai dabar biškiai to autą grąžinom į tą vietą, kur mes turim ant Volvos. O mes turim labai daug to autą, nes kitaip kol kas nereguliuojas. Sumažinti to autą negalima, ne? Galima šiaip, nu tai pats reikia išsukti vairą traukęs, kai keisiu, tai pasidarysiu, kad lengviau reguluotų. Ar jau čia slūžus? Kaip pokuliai būna. Gerai, žodžiu, tai dabar yra Baudžiūnis First Test Drive. Labai čia kas matysis. Kol kas tu viskas labai gerai čia. O kaip tau pačiam važiavo per to, kas žiojo? Šiaip tai, pagal tai kaip ir turėtų atrodyti jinai. Matei, kokį tepuką gražų. Ui. Čiagi mano Volvo. Tai va, tai padarėm labai paprastai. Buvom pas Roką garaže. Tai šitą tai jie matė. Ai, tai va. Tai šitą viską bus... O palauk, kur tu čia basai filmuoji? Save, galiu ir tave. Parodykim kaip... Pala. Ne, šitą. Jek va čia kampė. Ant ekrano. Va, žiūrėkit, kokį turim. Aišku, tik tas, kad nėra sukurta, yra, bet private. Žodžiu, nėra 9 cam pačio kėbulo, tai naudojam 7 cam. Tai po to, kai kažkada rasim. Arba jeigu atsiras norintis, kas gali padaryti. Jo, o šiaip sunku tada permesti ar... Ne, jeigu kažkas padarytų modeliuką. Jo. Tai va, žodžiu, dabar naudojam. Ta, ką turim. Jo. Tai, bet visai, žiūrėk, tokia pilka, tai dailiai atrodo. Tai va, ir šiaip, tai paskutinis dalykas, ką mums reikia padaryti, tai kai vešim Volvo ant Daino, tikrąją Volvo, kai vešim programuoti, visą motorą informaciją turėsim gražią kreivę ir ją galėsim perkelti irgi čia. Ir tada turėsim 100% identišką mašiną. Nes iš valdymo dabar tai, man tai labai smagiai važiuoju. Klausimas, ar atitinka tikrovės? Va čia, žinai, vėlgi reikės po kitą kartą, kai važiuosiu realybėj, žinai, išsibandysiu. Nu tai va, ant šviežių prisiminimų. Bet šiaip tai jo. Nu palauk, kaip visada.
vietą, kur atsimenam, kaip važiuojas. Matsuri trasa, Driftiškės, Kuršėnai. Neatsimenu kaip oficialiai, nes nebe darbo rinko mokymo centro. Žodžiu. Palauk. Blet, neišseivinau. Tai generic. Last load. Let's go. Gerai, čia viskas good. Gerai, bandom lė. Tai va, tuo išsibandysim Matsuri ir tada kas nors galėtų padaryti kopūstėlių trasą. O, būtų smagu. O, visiškai kaip realybė. Ne, šiaip. Toks, matai, palagino, užbaitina biškį. Viskas gerai, čia su mašina. Žodžiu, tiesiog dabar reikia laiko pasėdėti su jie, dar pasitreniruoti, bet pakankamai panašiai iš tikrųjų ir į praeitą. Nu tai taip, nes didelio jau skirtumų nebus, nes plius minus jau buvom atsišaudę ir su ta. Nu bet, tai važiuok, o dabar gali save papasakot, kiek, nors čia gali palikti. Šnekam. Kiek buvo skirtumų šiaip iš esmės tarp, tipo važiuoklės, tarp to modelio, kurį praeitą darėm ir šito. Šiaip iš kinematikos tai gal nepataikym šiek tiek svirčių padėčių. Bet į langą vis tiek buvom pataikę, nes seną modelį mes turėjom kasterį apie 8 laipsnius, čia gavosi 8,7 ir aišku, sena buvo cape inclination angle labai didelis. 20 kažkiek, čia apie 13 gaunasi. Bet čia pas šitą gaunasi scrub radiusas didesnis, nes nebuvom įskaičiavę rastavkių. Senam modelį, kiek turėjai, tai turim skrabą šiek tiek didesnį priekį ir plus minus atitaikėm galinę važiuoklę, nes galinę važiuoklę, kai pas tave tiltas, mes tiesiog senam modelį buvom pavogę tiltą iš kitos mašinos ir plus minus atitaikėm, kur būtų. O kaip mes padarėm, tai viską, tai O tai čia arbai ir ledžiu tokie yra? Jo, arbai apskaičiuoti jau, spring rate'ai irgi apskaičiuoti, tai paėmiau po 8 kg spiruoklės. Tai čia 8 gaunas? Jo. O priekinius skaičiavai spiruoklės? Priekinės nesuskaičiavau, nes pamiršau. Pamiršai pasikartoti, ne? Jo. Jo, bet čia dabar gaunas, kad galinės kietesnės už priekinę. Tai nes priekį plus minus įmečiau tokį langą, tai kažkur apie 8 kg spiruoklę. Gal biški kietesnė jinai bus. Kodėl skiriasi, nes Assetto šiek tiek kitaip skaičiuoja spiruoklės kietumą. Ne bendrą jinai skaičiuoja per svirtį. Tai priklauso, ant kiek toli ta spiruoklė yra nuo amortizatorius ir taip toliau. Taip pat kaip realybei. Žinai, susidėtum true coiloverius, pasikeisų tavo tas tikras prigreitas. Aišku, padarėm didžiąją dalį dalykų. Liko, kaip Baudžiūnis sakė, sumepint variklį ir galėsim perkelt tiek arklių, tiek sukimo momento kreivės. Ir sekantis būtų damperiai, nes dabar esam... Nežinom dabar damperių. Jo, jokio dampingo nežinom, tai irgi plus minus taikiam, ką radom, kokią informaciją. Tai irgi, manau, sekantis, kai bus kažkoks upgrade'as, galima bus paskaičiuoti dampingą. Ir tada irgi susikelt. Bet kampė jinai elgės panašiai kaip mano, tikrai.
Va čia dabar, pavyzdžiui, buvo kai vairs, suka, tai taip pat kaip per gonkės, kad buvo. Gerai. Kol kas yra geriausia iš mūsų padarytų Volvų, tikrai. Aha, biški dūstelė. Tai žodžiu, aš ant persimetimų mėgstu taip atleidęs gaziuką, tipo, kol pabūt atleidęs gazą. Tai reikia nepamiršti, kad čia yra turbo mašina ir po kiekvieno reikia iškinuočiką, gal čiučiut ir viskas bus gerai. Tu čia, sakykime, adekvatus randas buvo, tai va. Kol kas tikrai turim geriausią Volvos modelį, kokį esam padarę. Tai dar sulauksim Daino, kad padaryt motorą. Ir tada jau galėsim pasidalinti su jumis visais ir galėsit visi išsibandyti hashtag Volvo niekada nemirs bolidą. Rock and roll music. Nu ir čia neužtenka, raklių. Kiek slėgia palikęs gale? Visą? Visą. Žodžiu, čia ProMeister baudžia kačerginės Nemuno žiedą. Žiūrim, ar teoriškai įmanoma. Tai beveik įmanoma. Reikia biški daug... Oi, bet čia trečių ir kirbotkės. Nes užpūsta, kiek eina į padangas, visi barai. Davai, nuo nulės. Kvalifikacinė rana. Ai, blet. Bet tai dar palyginus kaip man, tai čia dar neblogs buvo. Oi, palauk, ar čia galim kažkaip iš kitos kameros pažiūrėti. Sustabdyk. Kuri čia dar gera kamera būtų. F5 paspausk. Ai, nu tai palauk, pažiūrim tai. Nu gerai. Davai, palauk, kur grįžtam atgal. Nu. Va, blet, kaip turi palei kraštą eiti. Palei kraštą, bet ne tą. Yeah. Ir parodė, kaip neturi eiti. Link pačio galvo. Bet tai čia taip pizdas, tai. Ai, biškai. Nu gerai, bet ne nulis. Ne nulis. Ne nulis.